Artėja nauji metai, daugelis galvoja apie planus, tikslus bei pažadus savo. Tačiau yra vienas klausimas, kuris svarbesnis už visus tos tikslų bei norų sąrašus. Su kokia vidinė būsena jūs į šitos metus žengėte? Su ramybe ar įtampa? Su lengvumu ar emocinė našta, kuri lydėjo jūs ištisus metus? Metai pasikeis savaime. Tačiau vidinė būsena dėja ne, jei prie jo sąmoningai neprisiliesite. Jei į naujosius metus atsinešame nuovargį, neįsakytas emocijas ar vidinius konfliktus, jie tyliai keliauja kartu. Todėl tikra nauja pradžia prasideda ne nuo dar vieno pažado savo būti disciplinuotesniais ar geresniais ar darbštesniais, bet nuo sprendimo paleisti tai, kas jau atgyveno. Taigi linkiu į naujuosius metus žengti ne su spaudimu savo būti dar geresniais, o su vidinė ramybė, aiškumu ir pasitikėjimu savimi, nes būtent iš šios būsenos gimsta tikri pokyčiai. Pokyčiai, kurių mes kiekvienas, stovėdami ant naujųjų metų slenksčio, tyliai tikimės sau.